Taigi, laba diena, su jumis Windows Media. Šiandieną aš jums parodysiu tokią keistą Windows operacinę sistemą, kurią aš parsisiunčiau. Tai yra Windows Embedded POS Ready 2009 metai. Jisai yra grinai Windows XP, tik tai, kasos aparatam ir bankomatam ir panašiai. Jam kietojo disko reikia tik tai 500 megabaitų. Jo, nes, to laikmečio ten tie visi bankomatai ir tokie ir būdavo. Tai va, žodžiu, dabar uždarom šitą langą ir einam į Oracle jam VirtualBox. Tai yra virtualus kompiuteris, į kurį mes galim instaliuoti operacinės sistemas. Šiaip tai jinai tiesiog yra programa virtualių kompiuterių. Tai mes tiesiog čia galim sukurti naujus virtualius kompiuterius. Tai spaudžiam sukurti naują. Tai aišku pavadinsim Windows Embedded. Žodžiu. Taip va. Windows Embedded POS Ready 2009. Jo, labai ilgas pavadinimas jos, bet nieko tokio. Taip, čia Microsoft Windows, čia pasirinksim Windows XP. 32 bitų, jeigu ką. Šiaip tai, nors pala. Darom 64. Taip, va. Nors jeigu jam tai darom, jo 32 bitų, gal uždėsime tą 512. Gerai. Davai. Gerai. Tai dabar mes turim, aš kaip čia esu suinstaliavęs iš seniau Windows 7 ir mūsų šitos embeddedus. Tai ir startuojam. Nors dabar nereikėjo dar startuoti. Tai dabar, va, kaip matot, va ką reikia mums. Tai pirmas dalykas reikia uždaryti, power off, ir reikia eiti į storage. Ir va, kaip matot, čia. Pasirinkam Embedded POS Ready, pasirinkam čia ir pasirinkam čia. Dabar jisai turėtų paleisti mums sąranką. Aišku, sąranka bus angliška. Va, kaip matot. Ir pasileidžiat per sąranką. Aha. Ne. Tai va, kaip matote, full screen ir spaudžiam next. Čia spaudžiam interaktyviai, kadangi jau Nintendo tai būtų biškai per sunku. Aš net neturiu to answer file kažkokio, tai čia. Net nežinau, kas jis toks. Taip, čia licenzija mano. Turiu aš kelias jas.
Tai vieną turi lauke, o kitą turi dokumente kompiuterį. Tai va, aš žiūrėjau tokį video apie šitą operacinę sistemą. Tai va, žodžiu. Ir dabar licenzija. Licenzija. Taip suvesime tą licenziją. Tai va, kaip matot. Nu, jūs nematot, jūs matot tik tai tuščią, bet galit nuo manęs šitą licenciją kopijuoti. Ar? Tai va, licenzija. Čia reikia licenciją sutikti su licenzijom tom visom. Taip. Čia. Mano licenzija. Tai čia pavadinimas. Windows Media, of course. Organizacijos neturiu, tai nereikia. Nereikia, čia šitų nereikia. Labą dieną. Gerai. Taip, sukūrėm particiją. Ok. Particija pirma. Next. Perform a quick format. Važiuojam. Taip, kalba. Aha, čia yra lietuvių. Jeigu būtų lietuvių, būtų prikolas labai didelis. Žiūrėk, yra. Non-Unicode programs. Galim gal irgi lietuvių. Toks prikolas. Supplemental language support. Nereikia. Ne. Važiuojam toliau. Ne. Aš esu Lietuvoj. Va, Lietuvoj, aš esu laiko zona. O, dabar čia bus sunku surasti. Va. Davai. Typical. Pala. 1000 megabaitų. Ai, pala, 1000 megabaitų. 1000 megabaitų tai yra 1 gigabaitas. Wow. Nu, kompiuterio pavadinimas. Ok, kompiuterio pavadinimas. Password. Ok. Next. Success. Ok. Gerai.
Gerai. Kažkur užsirašysiu slaptažodį, kad nepamirščiau. Kas čia dabar? Nieko nežinau, nieko neturiu, tiesiog spaudžiu next. Gerai. Ok. Username. Žiūrėk, čia galim pakeisti? Ne, negalim pakeisti. Ne, negalim. Tai vilsim kitalinti jau raidykos, bet grinai. Liufa, tai input language. Lithuanian. O. Aš lietuvis. Ei, davai. Čia jis taip greitai? Nu, okei. Okei. Driveriai dabar. Driveriai visokie. Aha, right control. Dabar biškį jum pristabdysiu filmavimą. Nu ką, aš grįžau, pasižiūrim ką dar. O, my first boot agent, kas čia? Kas čia? Nu gerai, agente. Class insta... Ką? Ką? Nu žodžiu, aš nieko nesuprantu, bet tegu jis instaliuoja, nes jis turbūt supranta. Tai va, ir ta problema su 2000-ųjų operaciniam sistemom, kad tiesiog jie daro, ko tu nesupranti. Iš vis tų Windows XP pirmas ta tvarkyklė, tokia pirma sąranka, tai buvo, kad tiesiog ant mėlyno lango tiesiog baltos raidės ir dar net pelytės nebūdavo, tiesiog su klaviatūra darai, ką nori. Va tokia, ne operacinė sistema, bet tokia sąranka buvo, tu turėjai taip suinstaliuoti operacinę sistemą. Paskui atsirado va tokie va. O paskui atsirado, kaip aš jums rodžiau, Windows 10. Kažkas panašaus į tos Windows 10 atsirado su Windows Vista. Ačiū Microsoft'e, nes prieš tai atsakau. Tokie buvo, su jais viskas gerai, bet jie va tokius va turėjo. Pirmą, tu padarai viską pirmą, o paskui tu nieko nedarai. O su tais naujais tai yra, kad tu pirmą padarai pusę ir tada kitą pusę padarai paskui jau, kai susinstalėjo viskas. Ką žinau. O šitais va pirmą viską padarai, tada pasižiūri į sumenį, ar viskas gerai. Gal nori kažką redaguoti ir tada važiuoji. Nu ką, žinau, gal ir gerai. Tai va. Dabar kažkokius komponentus instaliuoju. Stiek tas first boot agent. Kas ši per agent? O, laba diena. Microsoft Visual C++. Žiūrėk, ir vėl agentas. Agentas? Ir vėl agentas. Agentas. Aš nieko nežinau apie šitą operacinę sistemą, dėl to aš ją ir sugalvojau instaliuoti. Bet, žodžiu, jinai tiesiog turėjo būtent visokių sakau, kasos aparatų ir bankomatų. Labiau tai bankomatų. Nes kai kurie bankomatai dar
Amerikoje, ne Lietuvoje, bet Amerikoje, kai kurie bankomatai turi dar Windows XP, dar Windows, net ne šitą, o Windows XP. Windows XP. Are you serious right now, bro? Nu, aš suprantu, nu gal kelias valandas laukt, kol žmonės negali išsimti pinigų, kadangi Windows 10 reiks instaliuoti, nu irgi bištinėse. Bet dabar 10 ir vėl nebėra. Tai man reikės daryti video, kaip suinstaliuoti Windows 11 dabar jau. Nes 10 tai jau viskas, jiem update'ų tai jau nebėra, jie nebesaugus yra. Tai žodžiu. Nu žodžiu. Taip. Nu ką dar komponentai agente. Vat, žiūrėk, agente. Žiūrėk. Agent. Kodėl vadinas agentas? O, laba diena. Nebe agentas. Gerai. Ir vėl agentas. Tai ką žiūrė dabar? Resetting setup flag. Tu atstatai sąrankos vėliavą. Kaip suprantu iš tinkamo vertimo. Atstatai sąrankos vėliavą. Ką? O, laba diena. Čia nieko nespauskit, nes vėl iš naujo viskas prasidės. O, laba diena, Windows XP. Bet čia ne Windows. O, vėl agentas. Atstatai setup sąrankos vėliavą. Jo. Aš nesuprantu, kas čia vyksta, bet kažkas vyksta. Ir čia turi vykti, kadangi tai įvyko. Nu, agentas tai padarė. O, žiūrėk, viskas jau pasibaigė. Bet vis tiek tu dar... Tai... Ką? Man atrodo, kad dar bus tokių... Vat. Tipo čia... Aš nieko nedariau. Aš tiesiog nieko nedariau. O, laba diena. Kažkas iš tikrųjų pajudėjo. Vėl komponentą. Ką tu man rodai? Agente. Agente. Bet tai, kad tie elementai, komponentai, tai jau buvo prieš tai instaliuoti. Ar tu pilnai jų nesuinstaliavai? A ne? Čia kaip aš jau suprantu, bet, nu, turbūt, kad a ne. Nes, nu, taip yra. Taip ir. Aš žinau. Dabar žiūriu į savo mikrofoną, į apačią. Ir čia vat parašyta visokiom kalbom. Čing, čong, 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 čong. Ir tada vienintelis angliškai. Digital microphone. Ir tada vėl čing, čong, čong, čong. Ir tada made in China. Ir tada vėl čing, čong, čong, čong. Ir tada C-Razer Incorporated. Jo, mano mikrofonas Razer. Bet tai kodėl vėl komponentai? Ką? Nesuprantu aš tavęs. Kodėl vėl komponentai? Į vėl resetting setup. Į vėl su ta vėliava. Nu, žodžiu. Kažkas vyksta neaiškaus, bet kažkas vyksta. Nu, žodžiu, kažkas vyksta, bet labai neaiškaus. Kažkas vyksta, bet labai neaiškaus. Galiu pasakyti. O, labai. Nu, tai... Taigi jau buvo. Ką? Taigi jau buvo.
jeigu dar kartą tai bus, tai aš tiesiog bul. O, laba diena, kas čia? Pajudėjom? Ar kaip tik atgal atsistumim? Nu, laba diena. Tai turiu aš administratorą rašyti. Tada jeigu čia savo įrašysiu akaunto, tai gal čia ir mano akauntas, ką žinau. Nu, nors gal rašysiu ne administrator, rašysiu Windows Media. Windows Media. Ir slaptažodis. Okei, supratau. Oi, kas čia? Tuoj grįšiu, palaukit manęs. Nu, žodžiu, aš vėl čia. Taip. Okei. Kas čia options? Oi, laba diena. Nu, gerai, tiesiog rašysim administrator tada. Ką? Gerai, tada rašysim administrator. Pala, username, tai bus tada, nu, Windows Media. Ir slaptažodis bus. Tai kodėl? Kas čia dabar? LT? Kas čia per LT? Tai kas čia dabar? Nu tai kodėl negalėjo man? Okei. Username and domain, tai kur tas ir domenas? Kur yra domenas? Kas čia dabar? Domenų kažkokio dar reikia. Žinot ką? Neįsivaizduoju, kaip aš dabar įveisiu į tą versiją Windows'ų. Tai galvoju. Iki kito karto. Nežinau, aš pabandysiu kažką Windows versiją padaryti, bet, nu, kol kas neturim jokios vilties, pasižiūrėsiu YouTube video, gal atstatyt, gal kažkaip atstatyti. Bet kol kas neturiu jokios vilties. Iki. Taigi, sveiki, čia esu aš iš ateities. Ir žinokit, vieno dalyko nedaskaičiau. Tai reikėjo, pasirodo, vieną tokį dalyką dar paskaityti, kai ten rašai slaptažodį. Ir jo, dabar tiesiog viskas gerai. Mes paleidom tą operacinę sistemą. Tai aišku, dabar aš ją, aišku, perinstaliavau ir taip ir sužinojau apie tai. Bet tai va, kaip matot, viskas kraunas, visko. Tai mums čia reikia, pasirodo, rašyti administrator.
administrator. Čia reikia mūsų įrašyti slaptažodį. Ok. Wow. Čia pažiūrėkit jūs. Oh my god. Negaliu patikėti rimtai. Rimtai negaliu patikėti. Pasižiūrėjom, ką čia yra. Ok, labą dieną, all programs. Tai tik tai yra tų... Nedaug čia yra tų programų. Pala internetą. Jis tipo internetą turi. O, labą dieną. Bet jis tipo internetą turi. Nu gerai, ištiesuosim. Google. Net Google toks neegzistuoja, dieve mano. Google. .com. Vo, pažiūrėk. Ką reiškia? Tai man dabar per Bingą ieškot, ne? Ok. Pasiieškosim YouTube. Nu gal ne YouTube. Gal ir tas pats bus irgi. Bet žodžiai, jis turi internetą. Kas ir labai gerai iš tikrųjų. Va. Pažiūrėkit. Oh my god. Taigi, dabar man tik tai reikia biškį pasimažinti, Ctrl- daryti. What? O, labą dieną, gerai. Pažiūrėkit jūs. Čia atrodo kaip su bulve viskas daryta, nu bet nedaryta su bulve. Nu nes čia Windows XP grinai tiesiog. O, va. Va, nu tai čia Windows. Pasižiūrim, kokių fonų yra. Tema. Lardė logo. Windows O, labą dieną, čia tiesiog toksai va. Eina savo. Bet gal mes uždėsim tą paus rėdį. O kas būtų Lardė logo? O, daug geriau. Desktop. Bullet. XCOM. Tai jis neturi daug tų fonų. Bet jo. Screensaveris. 3D text. Microsoft Windows. Ne. 3D text. Ir man reikia... Ne. 3D pipes. Okay. Tai dabar va pala. Screensaveris. Wait. Preview. Pipes. Pažiūrėkit į tas šlangas visas. O dieve mano. Nu aš ne žemaitis, bet maitas vėl kalbėti žemaitiškai. Oh my god. Pažiūrėkit į tas visas šlangas. Į dar daugiau. Nebereik tų šlangų. Va, 10 minučių reik palaukti, tada vėl šlangos. Embedded style. Tai, o, labą dieną. Žinai ką? Padarom biškį run. WinRAR. Windows Embedded posrėdi 2.9
Copyright 2.8 Microsoft korporacija. O čionai tai iš vis copyright 2.7. Tai kodėl čia rašo 2.9 tada? Kaip, logika mano nelogikuoja. Nereik man runaunse masana. Gerai, ką dar galim pasiieškoti? Давно. Jūs girdėjote tą? Ten Windows 7 garsas. Ar Vistos? Jo, tas pats. Wow. Notepad. Edit. Word front. Western East. Central European. Okay. Pažiūrėkit. Turim. Tai. Ką aš ką tik pasakiau. Bet žodžiu. Turim. Tai. O. Gerai. Gal išsaugotim, turėsim vis tiek kažko daugiau šitoj sistemai. Nes nieko tiesiog jo nėra. Nieko. Kita video bus instaliuosim Windows XP. Arba bus jau suinstaliuota, ką aš žinau. Nežinau. Sveiki. Save. Tai dabar kur išsiseivino? Tai dabar kur jis išsiseivino? My documents, ane? Tai aišku, kad my documents. Ir 1 kilobaitas dar jis ir. Davai, jeigu jis 1 kilobaitas, tai davai, va, labą dieną. Atsiseivinam biškį čia. Va, turėsim dabar dokumentą. Apart visko, ką aš jums ką tik parodžiau, Windows Embedded Post Radio 2009 kaip ir gera sistema. Kaip sakiau, jinai buvo padaryta visiems tiem kasos aparatam ir bankomatam. Tai jo. Dėl to jinai ir nieko neturi tiesiog internetą, kad parsisiųsti jų tą visą programą, per kurią ten ir eina visi tie bankomatai. Tai va. Dėl to jinai nieko neturi. Tai, žinokit, labą dieną, šitas garsas Windows XP. Eina savo, tai čia grinai Windows XP, tik tai kitokia tema ir jis tai nieko neturi, absoliučiai nieko. Tai va, toks tas ir yra tas Windows Embedded Post Radio 2.9. Tai va, labai ilgas pavadinimas, bet jis nieko neturi iš viso. Tai aš galvoju, kad šiam kartui bus tiek ir iki kito karto. Su jumis buvo Windows Media. Iki.